Šeštadienį Krokialaukyje įvyko 2 olimpinių žaidynių čempionės rankininkės Aldonos Česaitytės Nenenienės pagerbimo renginys. Prisiminimais apie sportininkę dalijosi jos mokytojai, treneriai bei artimieji. Aldona Nenenienė, kuri Lietuvos sportui yra labai iškili, padovanojusi 2 olimpinius aukso medalius, įstojo pas mus į Kūno kultūros institutą, į Kauno Kūno kultūros institutą, į lengvosios atletikos specialybę. Tačiau jos matyt noras ir merginų, mano komandos, buvusios atleto komandos rankininkių paskatinta, atėjo į treniruotę pas mus ir pradėjo rankinį nuo, kaip sako treneriai, nuo A ir B. Ar Lietuva, mūsų tėvynė, tinkamai įvertina sportininkus? Deja, galiu pasakyti atvirai, netinkamai. Kažkodėl pasidarė situacija, kad šiuo metu tiesiog jau iki nesupratimo yra keliama viena sporto šaka. Jei viskas, jei sakant, ir pagarba žaidėjam, ir, nežinau ką pasakyti. O Aldona Nenenienė, 2 kartų olimpinė čempionė. Jau gulėdama, deja, šiandien nuo nieko nepriklauso patale. Tik tuo met buvo jai suteikta, vadinama sportininkų pensija. Renginio dalyviai bėgo krosą nuo Krokialaukio iki Daugirdų, kur buvo atidengta Aldonos Česaitytės Nenenienės atminimo lenta. Bėgime dalyvavo Krokialaukio vidurinės mokyklos mokiniai bei profesionalų sportininkai. Noriu pasakyti, kad šiandien iš tikro labai graži buvo iniciatyva mokyklos tiek kaimo bendruomenės surengti tokią gražią šventę, ypač paminėti Aldonos Česaitytės Nenenienės, reiškia, jos sportinį gyvenimą. Noriu pasakyti, kad tas renginys man įnešė labai didelį įspūdį, kadangi tai svarbiausia, kad vyko mokykloje. Ir dar viena, kad tam renginyje atvyko jos pirmasis treneris, kuris papasakojo apie jos visą sportinį pradžią, sportinio gyvenimo, apie jos sunkes treniruotės, apie patekimą į olimpinės žaidynės. Ir man atrodo, kad šiandieną mūsų vaikai, mokyklos mokiniai atidžiai klausėsi, kaip reikia būti ištvermingiems, kaip ugdyti savo valią, siekti sportinės karjeros. Antra, labai džiugu, kad tas renginys prabėgimas nuo mokyklos, tiesiog nuo kultūros namų, nuo seniūnijos iki jos gimtojo Daugirdų kaimo, iki jos sodybos tikrai vyko ir mokiniai bėgo, mokytojai, bėgo bendruomenės nariai, tikrai ta estafetė ir pagaliau aš džiaugiuosi, kad tam kaime yra atidengta atminimo, jai pagerbti atminimo lenta. Renginio metu buvo pasiūlyta Aldonai Česaitytei Nenenienei suteikti rajono garbės pilietės vardą.